istorija tai yra faktas. Faktas yra, tada gali pradėti interpretaciją. Mitologija tai yra interpretacija ir jokių faktų. Tai vat mes turime mitologiją, nes faktus mes neigiam. Patvirtinti, kad mes neturėjom prieš tai kultūros, neturėjom prieš tai kažkokios civilizacijos, kuri turėjo visiškai absoliučiai kitą pavadinimą ir buvo absoliučiai konkurencinga, bet jinai buvo per daug tobula, kad galėtų priešintis kariškai, klajokiškai krikščionybei. Reality arba tikroji absoliučiai nieko bendro. Aš galiu ateiti ir paneigti. O paneigimas paprasčiausiai. Istorija turi remtis faktų. Faktas ne Lietuva parašyta, o Lietuva. Va ir 1000 metų. Tai pavyzdžiui, jeigu dabar aš norėsiu sužinoti apie 21 amžių, geriausiai, būdamas 30 amžiui, žinoma, aš daugiau sužinosiu apie 21 amžių skaitydamas 21 amžiaus spaudą, žiūrėdamas filmų, visą tą, ką vadinam faktologinę medžiagą iš to laikotarpio, bet ne faktologinę medžiagą iš 29 amžiaus. Tai mūsų istoriografija dažniausiai remiasi interpretacijoms padarytomis ar 19 amžiui, ar tai 18, bet dažnai net neprieina iki tų šaltinių, kurie buvo surinkti apie taip, tai sako, pas mus nėra šaltinių, oi, nieko nėra. Tai aš tai pasižiūrėjau, nėra, tai nėra, galvoju, kaip dabar padaryti, kad jų atrasti. Tada paėmiau kartografiją visą. Galvoju, vis tiek kartografija yra toks reikalingas dalykas, pirklių dažniausiai vartojamas kariniais tikslais. Pasižiūrėjau ir ten labai aiškus pavadinimas visur Sarmatija. Ir yra Sarmatija europinė, arba Sarmatija karališkoji, arba karališkoji Skitija, vienas ir tas pats. Ir tada galvoju, įvesiu aš tada į tos rankraštynus, į visą tai, kas tenai yra jau istoriografinė medžiaga, galim jau tada pradėti faktais remti. Nebe interpretacijom padarytam 19. Pavyzdžiui, žodis baltai įvestas vokiečių 1848 atskirti mus nuo germanų, nuo gotų. Arba žodis indoeuropiečiai įvestas 1948 atskirti tam, kad vienas bičelis prisidirba tenai arijais pavadindamas visus mus. Tai, kad arijus pakeistų, įveda indoeuropiečiai. Tada prasme, tu gali labai greitai atrasti terminus. Kokie? Bet tai yra trumpalaikis fragmentas istorijai. Ir jeigu tu remsis ieškosi indoeuropiečių pavadinimo 12 amžiuje, tu jų nerasi. Iš esmės tai yra Sarmatija. Vienas ir tas pats regionas, su tam tikra pasaulėžiūra. Taip kaip dabar, pavyzdžiui, aš pasakau katalikas nėra tautybė. Katalikas yra pasaulėžiūra, arba kaip komunistas. Jo, nėra tautybė, nėra tiesiog ideologija, kuri jungia, visus žmonės jungia ideologiją. Ar tautiška ideologija, ar komercinė ideologija. Ir visi iš esmės yra sektas. Visi seka tos ideologijas ir visi dėl savo saugumo įrodinėja, kad tai yra geriausia. Tada galvoju, gerai, ten daugumą sako iranienai, su Iranu surišta viskas, su arabais visokiais. Ir tada paėmė ir žiūri aprašymus to laikmečio. Ne 19 amžiaus aprašymus, kaip tie žmonės armatai atrodė, bet, sakykime, Plinijaus jaunesnė arba Plinijaus vyresnė raštuose yra aprašymai, nes jie kariavo su romėnais. Ir tada randi aukšti žmonės, žydrom akim, geltonais plaukais ir panašiai. Ir parašyta lygiai tokie pat kaip ir skitai. Šviesus, žydrakiai, geltonplaukiai, ta prasme, baltos odos, geltonų plaukų žydrokių. Tikrai ne iranienai. Tai ką vėl. Ir tada įmė archeologinius radinius, žiūri ir tada viskas ką pabandė su dvejant iš esmės tokią padaryti, kaip kairysis ir dešinysis pusrutulis. Paėmė ir suskaldė sąmonę, tokią šizofreninę padarė, visuomeninę šizofreniją iš esmės, pakeisdami pavadinimus. Paimdami, išryškindami tuos, kurie įvyko susidūrus su krikščionybė, o ne tie, kurie buvo. Ir 16-17 amžiui prasidėjus kontrreformacijai, tai jie paėmė ir įtvirtino visą šitą, perbraukdami visą šitą istoriją. Tiesiog pašalino, jeigu pažiūrėsi, ten yra katalikų bažnyčios draudžiamų knygų sąrašas. Tai visos knygos apie Sarmatiją, numeris 1, draudžiamų knygų sąrašuose. Ir pats žodis etimologija, ta prasme, iš karto suprasit, su kuo mes susidūrėm. Va čia su visa Atlantida iš karto. Jeigu žiūrėti etimologiją, tai iš esmės vėl. Pas mus išliko žodis visoji toj teritorijoje, jinai nuo Auksninės jūros arba nuo Pontus Auksinis, Auksinus. Čia buvo Juodoji jūra vadinama, nuo Auksninės jūros, originalė taip ir rašos, Auksninės juoda, žemaitiškas dar išliko kalboje. Iki pat Okeanus Sarmaticum, kuris buvo taip vadinamas iki 18-17 amžiaus. Baltijos jūra, jo, čia Naujadaras.
Tiesa, ten Adomas Bremenietis pirmas ją pavartojo, bet jinai nebuvo populiari kartografija. Tik tai išpopuliarėjo kartografija apie 17 amžių. Vėl labai lengvai pasiemi ir žiūri. Faktus. Ne interpretacijas, bet faktus. O interpretacijas čia jau politikų ir istorijai klaidų nebūna. Kad istorijai padaro klaidas tik politika ir tik religijos. Baltijos jūra visą laiką buvo okeanų Sarmatikos, vadinamas Sarmatų vandenynas irgi. Tai va tarp šitos vietos buvo vadinamas Sarmatija. Matė, motina, tai viskas aišku. O Sar pas mus išliko keletą žodžių surištų su ta pirmąja dalim. Sar tai yra, pavyzdžiui, galim net sargas, sargyba, išliko žodis, sargas, sargauti, tas, kuris saugo, ar ne? Išliko, bet anglų saksų kalbose žodis toks kaip sir, vyresnysis žmogus toksai. Net hebrajų kalboje, kuris siejasi betarpiškai su mūsų Sarmatijos istorija, net nerealiai siejasi. Nes tai buvo pati gausiausia gentis, pati gausiausia tauta pagal Herodoto, sakykime, aprašymus apie skitus, apie trakus, apie sarmatus visus tenai, kad tai ją skaitlingumu nenusileido jinai indams. Visai tiems tolimųjų rytų gyventojų skaičiui sarmatai nenusileido tuo metu irgi, pagal tai, ką žinojo Graikai. O kadangi Graikai turėjo Tauridėje kolonijas, tai yra betarpiška kaiminystė. Pats Ovidijus, toks garsus romėnų poetas, gyveno Sarmatijoje, Odesos mieste Olbija. Vadinosi ir mirė netgi ten. Prasme, tai buvo betarpiški kontaktai. Aš dabar gyvenu tokiam amžiui ir aš rašau, kad aš gyvenu Lietuvoje. Tai tie žmonės, kurie gyveno to laikotarpyje, rašė, kur gyveno. Ir jie tikrai nemelavo, kur jie gyveno. Čia yra faktas. O toliau jau. Tai Osar, dar kita prasmė gali būti prūsų kalbos žodyno. Tai yra sardis, rašosi. Elbingo žodynas yra toksai. Prūsų ir sardis yra, dar tariamas ir zardis, ir žardas, gardas. Sardai net miestai tokie buvo. Nežinau, kaip tai gali sėtis su Sarė, prūsišku taip pat, Zarė, Žaryje, bet iš esmės Sar tai yra kaip surinkimas, kaip kažkokia taryba, kaip sargyba, kaip dar kažkas tai. Ir vat Sarmatija iš esmės reiškia motinų valdomą valstybę. Matė, Sar. Tai yra moterų arba motinų valdoma valstybė. Betgi čia tada Gimbutienės teorijos, kad čia buvo matriarchatas. Platonas Timėjuje, rašydamas apie Atlantidą, nes jie ten diskutavo turėjo pokalbį apie valdymo modelius ir sistemas, įvardino Atlantidą kaip pavyzdį pačiai tobuliausiai valdymo sistemai. Kokia tik tai yra buvusi Žemėje, kaip pavyzdį Timėjuje tose pokalbėse. Tai ten jinai pirmą kartą ir paminėta yra Atlantida. Tai žiūrint, pavyzdžiui, dabar įsivaizduokim, vis tiek vyrams būdinga agresija, vyrams būdinga dominavimas, žiaurumas. Ir dabar paimkim motiną, kuri turi vaikų, kaip motinos valdyti. Ir tai būtų iš tikrųjų pati tobuliausia, tai ir buvo pati tobuliausia sistema. Ta civilizacija sukūrė, ką mes turim čia, moteris. Susiformavo